Tai ką, turime naują podcastą. Podcastas kitaip. Ir šitas podcastas bus, kaip mes mėginom pasakyti, gal čia labiau apžvalga bus. Labiau paliesim softinio pusę. Pagaliau, ne tai, kad kaip viskas vyksta, bet jau pažiūrėti iš tos softinės pusės realiai projekto. Čia į serijos mes jūs girdim, žiūrovai. Ir smagu yra pašnekėti ir su kvestiniais svečiais įvairiom temom. Ir dar gal smagiau yra pamatyti, kaip iš tikrųjų viskas veikia. Ne? Ir šiandien mūsų pagrindinė tema yra parodyti darbo eigą. Ir visi žinom, kad softą, programinę įrangą įsirinkti yra reikalų, ypatingai tie, kas prieš tai patirties neturi jokios arba turi labai mažą. Ir kaip visada figuruoja keli pagrindiniai sprendimai, kuriuos renkamės. Bet šiandieną su Laurynu nusprendėm padaryti taip, kad parodyti, kad programinė įranga tarpusavy nebūtinai turi konkuruoti, o galim dirbti kartu. Jo, tai kaip aš visą laiką miniu visiems, kad nėra vieno idealaus softą. Aš pats naudoju dažniausiai projektuodamas 3-4 softus. Be abejo, renkuosi vieną kaip pagrindinio bazę, bet netmetu, nespjaunu į kitus softus, kad jų prastesnė kažkokia veikla ar kokie kiti funkcionalumai. Tai dažniausiai ir vienas kitą softą gelbsti. Tai tą mes bandysim gal ir šiandien parodyti, kad nėra to blogo softo, be abejo, dažniausiai kyla klausimai, o kurį mums pasirinkti. Abu. Yra situacijų, kad, kaip pavyzdys šiuo atveju, Laurynas rodys apie Fusioną, aš rodysiu SketchUpą, bet nebūtinai turi būti arba. Gali būti arba Fusionas, arba SketchUpas, arba abu. Tai čia labai priklauso nuo jūsų darbo eigos ir kurioj projekto stadijai esat. Ir mūsų darbo eiga šita ir apžvalga atrodys maždaug tai šitaip. Tai aš parodysiu iš SketchUpo pusės ir paliesiu tam tikrus taškus, kur greičiausiai SketchUpo dar šitaip mandrai nenaudojot, ypatingai konceptiniai faziai, ir kad pasirodo ne visą laiką reikia lakstyti su ruletė naujam objekte, ir po to perduosiu žodį Laurynui. Taip, principu irgi paliesim tą patį projektą, bet kitų kampų, kad apžvelgtas galimybės ir kito softo, nebent viens kitą irgi papildantis softas. Tai tuos skirtingus kampus pažiūrėsim, priklauso visiškai, ko jūs ieškot, tai bandysim pajungti visą tą funkcionalumą, kad išsirinktumėt. Gal jums vienintelis softas bus tinkamas, bet gal ir abu. Tai kaip sakant, iš serijos šitas reikalas tinka tie, kas net ir dirba dar tik su pieštu, kur tai bus jūsų pirmoji patirtis, tie, kas dar tik renkasi, ir tie, kurie jau darbuojasi, bet galvoja, kaip padaryti mandriau. Tai gal tada aš, Laurynai, pradėsiu, gerai? Man labai įdomu, žinok, aš SketchUpo esu matęs, esu kažkiek lietęs, bet nesu jame projektavęs tiek, kad aš galėčiau būti drąsiai sakyti, kad aš galiu padaryti projektą. Ir dar šitam amplua mažai kas matė SketchUpą. Tai pradėkime nuo to, ties manim yra 2 įrenginiai, kad parodyti, kaip veikia darbo eiga. Tai su savim turiu iPadą ir iPadai turi lidar funkciją kameroj, plus yra SketchUpas for iPad. Ir geroji dalis yra ta, ne tik, kad iPad'e galite pasidaryti kažkokį konceptą, bet realiai galime nusiskanuoti ir patalpą. Faktas, reikia įsivertinti, kad bus tam tikri netikslumai, bet ne mažiau negu lakstytumėt su ruletė. Ypatingai, jeigu patalpa yra didesnė, tai su ruletė arba su lazeriu, kai pasiskanuoja, ypatingai paimkime atvejį, atvažiavo baldininkas šiuo atveju pasimatuoti, kur bus baldai, pasitart su klientu, reikia užfiksuoti situaciją, pasiskaičiuoti, kur ko nori klientas ir kaip bus, ir papildomai reikės pateikti kažkokius pasiūlymus. Tai pasiūlymus galima pateikti ne tik su pieštuku, bet galime labai greitai ir patogiai, nes pats skanavimas, tai realiai jisai labai paprastas ir labai greitai vyksta. Ir va čia iš karto iPad'e noriu parodyti. Tai va čia toks atrodo paprastas skenas. Iš karto geroji dalis, tie, kas esat girdėję apie skanavimą, kad jisai nepadaro point cloud'o, kaip point cloud'o galutiniam rezultate, jisai padaro automatiškai iš karto mešą ir ant jo klijuoja tiesiog tekstūrą. Gaunam iš karto pakankamai viską tiksliai ir kaip ir minėjau, kadangi
viskas vyksta iš karto SketchUp'e, tai mes gaunam pirminės charakteringas linijas, kur yra mūsų grindis, kur lubos, kampai ir panašus dalykai. Aišku, jeigu atsirastų labai daug įvairių objektų, tai nebūtų labai patogu ir tikslinga juos skaičiuoti, bet jeigu dar ypatingai turite tuščią patalpą, ledas. Tai va, taip pats modelis, kaip matom, atrodo pakankamai paprastai. Jisai iš karto viską mums SketchUpiškai sugrupavo, turime atitinkamai skirtingus elementus, jisai mums rodo, kur yra elementai, kokie yra, jisai padarė viską vadinamą canvas ir jisai kiekvieną sieną, kiekvieną elementą, kas susijęs su grindim, lubom, jis tokį daiktą sukūrė, su kuriuo iš karto galime dirbti. Ir kaip pavyzdys, aš galiu iš karto griebti įvairius modeliavimo įrankius ir galėčiau pradėti tiek matuotis, tiek atitinkamai iš karto daryti konceptą. Dabar iš karto dirbti pačiam SketchUp'e iPad'e galima, vieni dirba labai, aš asmeniškai vis tiek, kad ir kaip čia padaryta neblogai, man vis tiek norisi pasimti mausą ir dirbti kaip su įprastiniu, to vadinamu CAD-iniu produktu. Tai čia parodyti, pavartyti labai gerai, galima, kaip ir minėjau, pasimodeliuoti, bet kadangi iš karto viskas nukeliauja į jūsų projektą, tai iš karto tą projektą galite atsidaryti ir savo kompę, nesvarbu, beje, SketchUp'as yra tiek ant iPad'o, tiek ant Mac'o, tiek ant Windows'ų. Tai realiai darbą galime tęsti, kur mums patogu. Ir jisai sukeliauja su to pačia visą struktūrą. Tai va tiek iš pačio šito iPad'o. Papildomai dar irgi ką paminėsiu, taip pat skanavimas iš esmės pasispaudžiu, kaip noriu dirbti, ar aš noriu skanuoti. Jeigu noriu skanuoti, tinkamai jisai pradeda skanuoti, kaip mes judinam modelį, leidžia pritaikyti AR-ui, leidžia tiek suskanuoti, čia pavyzdžiui buvo AR-as ir padarom scan to design, pasirinkam, kad mes norim skanuoti, jis aktyvuoja iš karto skanavimą ir mes tik pradedam judinti, atitinkamai jisai pradeda pabiškiai užfiksuoti paviršius. Taip pats procesas svarbiausiai labai neskubėti, nesudėtingas ir pati pradžia labai nebloga. Nu tai faina, tas skanavimas, aš irgi esu susidūręs su skanavimo, aišku, ne su iPad'ais, o su rimtais prietaisais, bet jau ne patalpų skanavimas, o kokio objekto, daiktelis, kažkoks mažesnis gabarito. Bet kaip tu sakai, kad vietoj ruletės matavimo rašant ant lapo visus tos duomenis, nu kartais ir pasimeta, ir tas matavimas pats sudėtingas, jeigu ten tų objektų gaminy. Taip. Tai tas skanavimas tikrai gelbsti, ypač jeigu iš ko Vilniaus į Klaipėdą ar net toliau nuvyksti, nusiskanuoja, grįžęs jau namo, tu turi tos kambario išmatavimas ir tu gali matuotis visus kampus iš stiržainės ir lango, durų parametrus. Nebus, kad suklydai į vieną sieną. Tai tau nereikės grįžti, lemva, neišmatavau kažkokią nors stulpą ar kolonos, reikia grįžti atgal. Ne, čia dar irgi ką paminėjo Laurinas, labai svarbus momentas yra, kad nereikėtų mėginti lyginti pasiskanavimus iPad'ų su tikrų skaneriu, nes yra tie nešiojami skaneriai, pastatomi skaneriai, kokių tikių nėra. Tai jų ir paskirtis šiek tiek kitokia yra. Čia labiau vis tiek kalba sukasi apie konceptinį lygį ir apie tą lygį, jeigu mes lyginamės prieš ruletę arba pasimatavimu su nešiojimu lazeriuku, kur matuoja atstumus. Tai prieš šitas technologijas mes galim lyginti, bet ar iPad'ą būtų galima lyginti prieš tos, vadin, tikrus skanerius? Jo, tuos mikronų skanavimo prietaisus, tai ne, čia bus paklaidos kažkokias, negaliu garantuoti kiek, nu, bet jeigu milimetro ten kelių centimetrų įtakos neturi, taip. Tai čia... Dar ypatingai irgi, čia vat, kaip ir dar irgi, ir prieš tai kalbėjome, dar prieš podcastą filmavom, kad labai svarbu yra prieš renkantis bet kokią įrangą įsivertinti, kur jinai bus naudojama ir kam bus naudojama. Nes vien dėl to įranga netampa gera ar bloga, klausimas, ar mes ją tinkamai panaudojam tinkamą vietą. Tai va, kaip dar kartelį susumavus, tai su iPad'u susiskanuoti patalpą galiu, ir tai bus tikrai geriau negu su ruletė ir per trumpesnį laiką ir galėsiu dar grįžti prie projekto ir man nereikės grįžti į objektą, pateikti galėsiu pilną konceptinių pasiūlymų. Ar nuskanavus tokį modelį, tokiu būdu aš galėčiau jį paruošti spausdinimui? Tikrai ne, čia šiek tiek jau kitaip. Bet jau projektuoti, modeliuoti jau lengvina darbą. Žiauriai. Tai čia dabar buvo iš iPad'inės pusės ir sekantis etapas, tai mes jau perinam į patį SketchUp'ą. Tai SketchUp'as kaip programinė įranga, jinai yra super nekomplikuota, čia dar pas manęs
papildomų momentų yra user interface, kurie net šiuo metu, kas susijęs su modeliavimu, net nereikia, galim dar supaprastinti. Tai atkeliavęs mūsų skanas atrodo štai šitaip ir tos tuščios vietos rodo, kur kamera nebuvo atsukta, tai atitinkamai matom modelį, bet kada galiu pasimti matavimo įrankius ir pradėti iš karto matuotis ir žiūrėti, kokie yra atstumai, jau žiauriai geras reikalas. Tada pats suskanavimas, jisai nugula į tvarkingą struktūrą ir čia gal kaip ir su visom programinėm įrangom verta tvarkingai dirbti, tai mums iš karto parašė protingą dalyką ir protingai ir tvarkinga, kad mes galime užsidėti tam tikrus, kas susijęs su lubom, kas susijęs su sienom, jisai atitinkamai kategorizuoja, ką jisai rado. Jisai rado, kad yra nišos, kad yra langai, duris. Realiai labai greitai, labai pigiai mes gavom tą pradinį darbo paviršių, su kuriuo galėsiu ir darbuotis. Tai jis atpažįsta tas bazinės formas iš karto. Jo, aišku, yra visokių niuansų. Pavyzdžiui, yra, jeigu, va čia, pavyzdžiui, va šitoj vietoje reikėtų atkreipdėmėsi, va šitoj vietoje yra papildomos linijos ir jeigu yra įvairūs įsikišimai ir jeigu jie, va tie įsikišimai, nišos ir panašiai, nebuvo nufilmuota šiuo atveju, nuskanuoti kampai, tai va tą kampą reikėtų jau iš vizualiai įsižiūrėti. Nu, bet panašiai gautus ir su ruletė. Ruletė vis tiek, jeigu reikėtų įsimatuoti durų plotį, vis tiek kažkokį tašką pasirinksim. Tik skirtumas tas dabar, kai mes pasirinkinėsime tašką, nuo kurio mes norim skaičiuoti, kad ir, va, pavyzdžiui, duris, tai klausimas, kur glauščiau ruletę. Čia grinai, kur jau plyta, ar čia kur grinai, kur tinka. Tai realiai lygiai tiek pat ir čia galiu užsidėti vieną, galiu užsidėti atitinkamai kitą ir atitinkamai turėti pradinės linijas. Tai šitoj vietoj labai gerai yra, kad SketchUpas, po to Laurinas detalizuos, kad SketchUpas leidžia startuoti su konceptiniais modeliais labai paprastai ir jisai nereikalauja jokių parametrų. Realiai, ką spaudžiu, tą turiu liniją, noriu bet kokį ten kubą, kvadratą, pradinį turėti, jis tą ko puikiausiai ir leidžia pasidaryti. Ir jisai nemeta jokių, kaip sakė, neprisikabinėja prie struktūros. Visą laiką yra ir tamsioji pusė. Jeigu nesikabinėja, tai reiškia, galim kurti bet ką, bet ir gali gautis bet kas. Tai pirminis momentas, tai pavyzdžiui, jeigu aš pasimčiau, kad noriu nubraižyti tą čiakampį, tai aš iš karto galiu, jeigu tarkim žinom, kad darysim virtuvinį, darysime kažkokias spinteles, mes galime įsivesti atitinkamai pradinius dydžius, tai mes jau turime objekto pradinį perimetrą ir aš atitinkamai galiu įkeltis į tam tikrus aukščius, tarkim pakelkim ten 80 cm ar 90 ir aš jau galiu pradinę fazę dėliotis. Dabar ar tai aš jau čia rašiu gamybai? Ne, toli gražu. Bet mintį savo išgryninti ir klientui aš jau galiu pradėti. Ir pavyzdžiui, jeigu aš jau pradėjau dėlioti žmogui virtuvinį, mes jau galime vizualiai pateikti pasiūlymą, kad, tarkim, mes darom kas 60 cm ir, tarkim, žinau, kad iš čia turės paskirstom viską gražiai, kas 60 kart, pavyzdžiui, dar 2. Ir aš žinau, kad šiam dar atitinkamai šitą iš karto aš galiu pasidaryti šitaip. Ir aš žinau, kad čia turiu virtuvinį 180, suskirstytą 60 cm ir atitinkamai aš jau galiu pradėti klientui planuoti pradinius paviršius. Pasidarom šitaip. Šitaip kol kas nieko nedetalizuoju, nes mums pradžiai reikia, kaip sakant, įsigryninti konceptą. Taip. Ir čia dar liniją detrauksim. Ir dabar nuo šito taško aš jau galiu su klientu planuotis, kiek ko norėsiu. Tai reiškia, jeigu man reikės stalčių, tai kokių stalčių, kiek spintelių, dėsim, nedėsim ten indaplovę ir visus kitus dalykus. Tai kol kas, vėl grįžtu prie to pačio, pats pradinis konceptas, jeigu aš jau tokį klientui galiu pateikti jo situacijų, jo ten name, bute, ir atitinkamai dar padaryti šitaip, tai gaunasi pats klientas jau mato linko viskas juda ir atitinkamai man teikti pasiūlymus pradinius, ko aš norėsiu ir ko nenorėsiu ir tam tikrus dalykus, ką aš galiu pagaminti ir ko negaliu pagaminti. Tai kaip komunikavimo priemonė, šiuo atveju SketchUpas sužaidžia tobulai. Tai tokiu būdu mes galime gauti pakankamai tikslų, gerą konceptą. Ir čia beje reikėtų nepagalvoti, kad mes dirbam apytiksliai, bet kokiu atveju mes dirbam, tai
tikrais milimetrais, viskas tikrai ir realiai gaunasi, jeigu, pavyzdžiui, jūsų darbo eiga yra su pieštu, kuris pasibraižydavo ant lapo ir tada tos duomenys persikeldavot ir toliau įdavot į savo staklyną, tai čia turėkit omenyje, tuos pačius duomenys jūs galite gauti. Tik galite gauti kur kas daugiau, kur kas greičiau ir jeigu reikėtų padaryti pakeitimus, o jų dažniausiai ir prireiks, tai galite vietoj pasidaryti pakeitimą. Tai reiškia, kaip konceptinis modelis, tai nėra, kad jis tik skirtas vizualiai pasižiūrėti, kaip atrodo. Jis ir pasižiūrėti, bet realiai visi duomenys tiksliai gražiai gaunasi, kuriuos mes galim panaudoti ir gamybai. Bet, kalbant apie gamybą, ir čia perdu žodį Laurynui, kad galima kur kas rimčiau, jeigu reikia jau ne koncepto, o reikia perėti prie parametrinio modeliavimo ir taipogi prie gamybos. Jo, šiaip SketchUpas, tikrai greitai viskas vyksta. Aš iš savo projektavimo pusės, kai viską projektuoji, va šitas konceptinis modeliavimas iš SketchUpo, man kosmosas kol kas yra, nes tas greitis ir tu gali tą detalę modifikuoti iki tokio detalumo, kad tikrai būtų detalus gaminys. Aš suprantu, kad yra visokių modeliavimo krypčių, ko reikėtų, ko nereikėtų, bet konceptui, tikrai šiuo atveju SketchUpas mažai kas pirštinę galėtų mesti. Man šioje vietoje patinka. O tęsiant apie gamybą, be abejo, nuo koncepto pereinant prie gamybą, tai jau čia įsideda ir parametrika, ir pagalvojimas į priekį, nes ką tu turi ir kaip tu nori pagaminti, irgi skiriasi. Tai reikia pradžiai turėti minty, ką mes norim pagaminti, kokias detalės dedas. Tai tą numatyti visą etapą reikia ir į priekį. Bet žiūrint taip paprastai, Fusionas paima tiek mešo gali dirbti, tiek SketchUpo failas. Tai kaip tu man irgi siuntėjai SketchUpo failą, tai į Fusioną įsikelt nėra problemų ir tas bendradarbiavimas tikrai nėra tas sudėtingas, kad dabar reikia kažką perkonvertuoti ar kažkokio tipinio failo, tai labai faina, kad galima, sakykime, pirmyn atgal pasimėtinti tais failais ir nebus kažkokio sudėtingo etapo. O šiaip žiūrint, tu rodai vieną kambarį, tu be abejo nuskenavai ir visas patalpas. Taip. Tai į Fusioną irgi įsikėliau SketchUpinį failą, aš matau, kad tai yra mešas, tie patys kambariai, ką prieš tai rodė ir sumodeliavai. Be abejo, kokias pintelės tu sumodeliuoji, aš matyčiau ir Fusione, tai aš tiesiog išsaugau tą paprastą failą, tai kambarių struktūrą, bet taip pat visus tos matmenis aš galiu. Bet esminis skirtumas mešinio failo nuo parametrikos, kad jis yra kaip tais paviršiais tokiais, surface'ais, kuris gali gal kažkiek įsimatuoti, bet negali taip tiesiogiai dirbti Fusion aplinkoje ir neišsaugos tų parametrinių duomenų. Tai koks pirmas etapas yra, aš jau pasirašiau į priekį, tai Fusionas iš savo layouto turi ne tik modeliavimo skilti solido, kur gali tiesiog kurti modelius, bet taip surface'ą, taip pat tą mešą gali permodeliuoti, biškai gali koreguoti, įsikeltą skenuotą, kažkokios modifikacijas, bet svarbiausia funkcija yra, kad mes galime jį konvertuoti iš mešinio pavidalo į jau parametrinį kažkokiais numatytais parametrais. Tai tą aš pasidariau, spaudžiam convert ir pasirinkę tam tikrus surface'us pradžiai susidėliojam, kur kokie paviršiai yra atskirais kūnais išdėlioti. Mes tiesiog jį paprastai konvertuojam į vieną kūną, su kuriuo jau aš galiu dirbti solid aplinkoje. Tai yra, kad aš jau jeigu noriu iškeltą sieną į kažkokį storį pagilinti, tai aš galiu drąsiai jį dabar koreguoti. Nes su mešiniais paviršiais aš jau būtų darbas sudėtingesnis, daug tokių niuansų, bet kai mes jau turim jau monolitinį kūną, jame jau galime ir užduotos parametrus koreguoti, ką mes jau norim. Principas, koks skiriasi nuo, sakykime, SketchUpo, mes į Fusioną įtraukiam tą parametriką. Tai ne tik, kad ir pas tave, mačiau, užduodam matmenį, kas pintelį dalinam 60-60-60, viskas tvarkoj, bet šitie parametrai yra išsaugomi, nes, ką žinau iš SketchUpo bairių, jeigu mes norėsim tą matmenį koreguoti, tai teoriškai mes arba ant viršaus viską permodeliuojam, arba greičiausiai kartais tenka ir iš nulio viską perprojektuoti, nes nėra tos istorijos, negali sugrįžti etapų atgal, turi tik ant paviršaus lipdyti. Jo, čia tam tikra prasme gaunasi, kad jeigu teisingai tik suprastų svarbiausiai žiūrovai, kad tų matmenų realiai jų nėra. Aš galiu juos pasikurti, galiu su jais pasimatuoti, bet jie
nėra aktyvus elementas. Ir čia va gal labai svarbus momentas yra, kad jeigu ir SketchUp aš turiu matmenį ir pakeičiau matmens, tarkim, buvo 60, vietoj jo įrašysiu 70 cm, tai realiai aš pakeičiau tekstą. Realiai gaunasi, kad norint pakoreguoti SketchUp'o matmenis, tai mes koreguojam ne matmenis, mes realiai modifikuojam savo modelį, kad ir kiek tai kainuotų, o kartais tai kainuoja labai brangiai laikė. Taip. Tai va, judant toliau, tai Fusion'e be abejo yra modeliavimo sfera, nueisim, vėliau papasakosim, mes galime ir pačią gamybą jau paliesti į priekį nusimatant žingsnius, kad mes jau planuosim ruoštis ir gamybai, tai vadinasi, mums reikia ir prie žinių kažkokių, ir paruošti frezavimas ir kitais etapams. Tai liekant dizaino aplinkoje, kas panašumas yra, kad mes turim bibliotekas, bet tos bibliotekas yra mūsų kūriamos, tai kaip SketchUp'as turi savo duonbazę ir tu gali kelt kažkokius iš interneto žmonių sukurtus modelius. To ir dažniausiai Fusion nerekomenduoja, galima tą duonbazę atsisiųsti, be abejo, bet kai tu turi sukurtą savo produktą, kuris yra aprašytas parametriškai, tu žinai, ką tu gauni ir tu žinai, kaip jis veiks ilguoju laikotarpiu. Tai ką turiu omeny, kad aš, sakykime, turint seną kažkokią projektą, tai aš irgi į priekį nubėgęs į katalogas atsidaręs kažkokias lentynas, tai aš turiu jau iš anksto susikūręs lentynų šablonus, kuriuos aš jau esu sukūręs parametriškai, tai vadinasi, keičiant matmenį pasikeis visas konstrukcija ir nepabėgs kažkur į kitus etapus. Tai aš irgi juos esu iš anksto suskėlęs, čia nieko toli nenuvažiuosiu, bet parodysiu, kad visas mūsų projektavimas irgi tiesiog įsikelt modelį nėra sudėtinga, tą be abejo pavaizduosiu, tai vat, kadangi suskėliau kokius 7-8 stalviršius ir visus kitus komponentus, tai mes turim savo spintelių tokį katalogą, ką mes pasidarėm, bet principas yra labai paprastas, nueinant į šablonį lentelę, sakykime, mes turim spintelį siaura, aš ją įsitempiu, kai ją įsitempsiu, aš ją galėsiu pozicionuoti, kur aš ją norėtų, kur jį stovėtų, tai vat, kai SketchUp'e buvo sukurta konceptinis modelis spintelės, tai aš irgi, turėdamas tokį šabloninės spintelės variantą, atsuksiu aš ją tinkamų kampu, tai yra pasukti reikėtų 90 laipsnių, kad matytųsi jos geometrija į mane, šiuo atveju 180 plus 90. Tebanie. Čia beje tą, ką paspaudė, žiauriai geras dalykas, kol, tikrai čia va šiuo atveju SketchUp'e pritrūksta, kad tą simple matematiką daryti. Pavyzdžiui, noriu pasukti 90 laipsnių plus kažkiek, arba pridėk tiek centimetrų, bet atim kažkokią dalį, kad nereikėtų pačiam rankiniu būdu skaičiuoti. Tai įdomioji dalis yra čia gal, kodėl tai padaryti irgi čia reikėtų gal gamintoją paklausti. SketchUp'e iPad'e leidžia tą matematiką naudoti. Tai. SketchUp'e, Mac'e ir Windows'uose tos matematikos taip taikyti paprastai negali. Tai gaunasi kaip ir produktas tas pat, bet tam tikri maži feature'ai skiriasi. Čia toks stebėjimas. Tai čia yra ta matematika irgi nėra aukštas pilotažas kaip Excel'i, mes kurtume formulės, norim kažką pažymėti, pridėti kažkokios skaičius, ta matematika rišasi. Tai kas yra labai patogu, išsikeliam savo projektą, nurodom jam join komandą, kad mes norim, kad žinot, kur jis stovėtų, tai sakykime pasirinkam jo šonę sienelės, laikant strilą mygtuką lengviau vaikšto mūsų taškai, tai mes sujungame teoriškai sienelės taškas su kitu tašku, tai aš sakau, kad aš noriu, kad jis prisijungtų prie šitos sienelės, viskas tvarkoj, jis vizualiai privažiuoja, tik viena dalis čia toks nėra bugas, bet tiesiog automatiškai suvažiuoja visą kitą likusį spintelį. Ir mes turim tą naują spintelį, koks pagrindinis niuansas, kad mes turim tos spintelės parametriką, tai nuėjęs į change parameters, mes turim daugybę visokių parametrų, ką mes prieš tai projektuojant. Dabar nelysiu tą projektavimo dalį, nes čia reikia vis tiek įdėti kažkokio indėlio laiko, bet jeigu mes turim tos šabloninius variantus, kur anksčiau esam pasiruošę, tai mums užtenka tiesiog pakeisti kažkokį skaičių. Čia ir tas viskas korpusinių baldų. Taip, tai čia, kaip tu sakai, iš SketchUp'o pasiėmus tokį konceptinį modelį, kur kokias spintelės turėtų būti ir kokį maždaug parametrą. Mūsų šablonas yra vienokių parametrų, mes jį galim tiesiog pritaikyti. Tai sakykime, mes jeigu turim kažkokią nors, nežinau, šaldytuvą arba orkaitę, tai mes galim tiesiog, matau, kad pirmos lentynos su perskyra, dabar nežinau kuri, bet aš matau, kad jos yra, sakykime,
plotis 50, galiu padaryti su tokį drastiškesnį 900 mm spintelę. Ir dabar jis suvažiuos, dabar tik negaliu pasakyti, kuris spintelė, nepamenu, kuriai aš ją atnaujinsiu dabar, kuri tai yra lentynos su paskyra, bet be abejo, jam reikia skaičiuoti tuos parametrus, kas buvo suvažiuota ir mes turėsim atnaujintą lentelę. Tai va šitą per vidurį spintelė atsinaujino, tai vadinasi, kad jos kažkoks parametras kitoks. Aš galiu užsiliepti ant paviršius ir matyti, kad visi vidiniai parametrai, nors ir buvo ir su visokiais varžtais, su kažkokiais įtvirtinimais, mes turėsim tą pačią spintelę, viskas suvaikščios lentynos, tos pačios išlieka, tiesiog pasikeičiam. Tai tą patį aš galiu viską pasidaryti, visą modelį virtuvės ir turėdami konceptinį modelį iš SketchUp ištrauktą, pritemti visos spintelės tuos duomenis, tikrai nesudėtinga. Čia va gal ką reikėtų iš karto ir paminėti, pritraukti truputį parodį, kur yra lentynų laikiklių skylės ir va, visi tie mechanizmai. Va. Tai kaunasi visos šitie elementai, plus visi laikikliai, čia labai lengvai galime nuvažiuoti iki varžtuko ir veržlės, kaip sakant, lygio. Tai SketchUp'e teoriškai labai užsispyrus būtų galima mėginti tai daryti. Tai skirtumas tas prasideda, kad projektą suvaldyti tampa labai sunku. Gaunasi, kad tos skilutės, kur bus skirtos įvairiem mechanizmam, furnitūrai dėti ir panašiai, gaunasi, kad jos nėra parametrinės. O tai reiškia, kad aš lengvai negalėsiu perkelti. O jeigu man neis lengvai perkelti ir aš parašinėsiu brėžinius, man tos skilutės gali būti išdėstos bet kaip, bet kur ir galima privelti labai daug lygioj vietoj klaidų. Tai čia toks pastebėjimas, kad parametrika, kuo arčiau esam gamybos, tuo parametriniai dalykai labiau gelbėja. Tai šiuo atveju, kaip ir minėjau, rasite tikrai, jeigu pažiūrėtumėte ten YouTube tutorialų, yra super useriai SketchUp'o, prisirašo įvairių pluginsų, vadinamų priedų. Tai galima teoriškai padaryti, bet nuo tam tikro taško tampa nebeprotinga naudoti SketchUp'o super detaliem projektam, nes pirmą jis netam sukurtas, antrą jis pradės strikti, kur dar ir neturėtų strikti ir gaunasi dėl sąlyginai paprasto projekto, kur labai norėjom išdetalizuoti ir nenorėjom pereiti prie kito softo, gali atsirasti toks momentas, kad pasidarysime SketchUp'o modelį tiek detalų, bet jis taps nebereikalingas, nes jo suvaldyti nebeis, pakeisti nebeis. Ir jeigu atsitiks tokia tragedija, o tokia tragedija atsitinka, kad klientas sako, o davai padarom kitaip ir tada sakai, ne, aš negaliu. Reikia dažniausiai tada rankinio daug darbo įdėti. O vat Fusion'e, kas yra gerai, kad mes turime apačioje tą istoriją ir mes galime išskleidę, sugrįžti į laiko atgal ir pakeisti atsidarę šitą sketchą, pakeisti tiesiog parametrą. Ir dabar, sakykime, norėjom, kad tos skilutės būtų per kažkokią atstumą kitokią, nuo to, sakys, gamintojas, ne, mums netinka, turėtų būti žemiau. Taip. Tai mes grįžtam į istoriją, spaudžiam Edit Sketch ir pakeičiam tada matmenį viduje ir vėl viskas atsinaujino. Tai vat kas dar patogo Fusion'e, jeigu mes taip paprastai paėmę, pasiėmėm kažkokią sketchą ir čia buvom praleidę, kad virtuvėje ten stovėjo kolona. Taip. Skenę gal ir matėm, nesusimodeliavom, tai mes norime dabar ją rankiniu būdu susiprojektuoti. Tai vėlgi, pasiėmėm stačiakampės, nes formas irgi nėra sudėtingas ir užduodam tada, sakykime, tuos parametrus, kad kolonos aukštis turi būti, sakykime, 500, ant kolonos aukštis gali būti 2 metrai. Ir mes galim be abejo nurodyti, kad kolona yra nutolus nuo durų per kažkokį irgi tam tikrą 800 mm atstumą. Viskas, mes turim savo koloną sketchą, nueinam prie solid kūnų ir iškeliam jam kažkokią story. Taip. Visus tos parametrus, ką mes esam padarę, kažkokią kūno sujungimą ar kažką, mes tuos parametrus viską turim išsisaugę ne tik parametruose, bet mes turim tą istoriją, sako, oi, kažkas klientas, kaip tu minėjai, tuos pakeitimus, tai va, grįžtam į sketchą, spaudžiam Edit Sketch, pasikeičiam tą parametrą iš 700 mm, atrodo, gal vaizdiškai nepasikeitė, bet mes žinom, kad jis suvažiavo, dabar pas mus yra 700 mm atstumas. Tame yra va, tas žaidimas parametrais, yra game changeris. Šiek tiek apginant SketchUp'ą. Tai labai ypatingas pastebėjimas, tiek kas dirbs su gamintojais. Va čia irgi, labai kaip ir minėjom, labai priklauso nuo darbo eigos.
Ir kaip pavyzdys, tarkim, jeigu yra užsakovas, kuris atsinaujina namą, įsirenginėja namą arba norės užsakyti virtuvinį, tai neretai atsiranda, kad yra tarpininkai. Tai šiuo atveju tarp užsakovo ir gamintojo gali atsirasti per vidurį interjero dizaineris. Ir šiuo atveju interjero dizaineris, kuris dirba su SketchUp'u, jis gali subraižyti kartu su klientu įsivaizduojamą konceptą, kuris po to atitinkamai keisis ir gaunasi taip, kad žmogus, tas interjero dizaineris, kuris ateina su savo pradiniais modeliais ir konceptais, gali atiduoti gamintojui, kuris gamins ir gamintojas, aišku, dažniau atveju nuleidžia ant žemės, kad taip neina, įvyksta pakeitimai, bet jie vyksta labai sklandžiai ir suderinti tas, kas buvo nupiešta ant lapelio ir padaryti pakeitimus ir vizualiai įsivaizduoti tiek gamintojui, tiek montuotojui, tiek pačiam jau galutiniam vartotojui, tai ta darbo eiga labai labai skiriasi. Ir ta geroji dalis yra, jeigu turime tą tarpinį stoteliai SketchUp'ą tarp Fusion'o, tai leidžia labai efektyviai per įmanoma trumpiausią laiką gauti visą informaciją, kad būtų kiek įmanoma mažiau pakeitimų, o ko mažiau pakeitimų, mažiau išmestų medžiagų, mažiau laiko, mažiau erorų, mažiau jo. Tas labai svarbus momentas. Dar kitas pastebėjimas yra, kad čia irgi gal reikėtų taip atskirti dėl panaudojimo, jeigu pavyzdžiui SketchUp'ą mes panaudojam kaip konceptinį įrankį susidėti tiek baldus, tiek interjerą ir tik po to judėsim ties gamintojų, tai SketchUp'as turi tą labai didelę biblioteką, vadinamą Warehouse'ą, ten milijonai modelių, yra ten labai gerų, yra ten labai prastų modelių, bet jų yra. Ir gaunasi, kad pradinis taškas, kaip į bendrą vaizdą įsipaišys būsimas gaminys. Ko tu nori matyti, kaip turi atrodyti, jo. Taip. Ir gaunasi, kad bendras vaizdas susideda labai neblogai ir po to, kaip ir Laurinas paminėjo, galime iki varžtukų lygio detalizuoti. Papildomas pastebėjimas dabar dėl brėžinių. SketchUp'ą leidžia padaryti brėžinius su layoutu, bet tai yra kaip atskiras softas prie SketchUp'o, su juo galima, bet jis nėra iki galo gerai padarytas. Jis negali konkuruoti su, pavyzdžiui, su Fusion'u ir brėžinių detalumas ir jeigu reikės, kai reikės gaminti, reikės surinkti ir montuoti, tai su Fusion'u brėžiniai gaunasi, žiūrėk, gal gali parodyti kokį... Jo, tęsiant toliau, tai jo, aš SketchUp'o nemetu į medį, SketchUp'o greitis ir workflow yra visai kitas, kurį aš gavęs SketchUp'inį modelį, kur jau konceptinės bazės bražyta, surodyta, tai aš matyčiau visas tas tavo spintelės virtuvės layouto. Man tik reikėtų tiesiog susimetęs duonbazę, keisti parametrus jau viskas, sakykim, stovėt. Ir kas, kaip kalbėjai apie tuos parametrinius ir brėžinius ir visus kitus, tai Fusion'as yra viskas kaip ir viename. Tai mes galime iš dizaino pereiti į renderinimą, pereiti į simulacijas, gamybą ir tuos pačius brėžinius. Tai jeigu aš norėčiau brėžinį, atsidarau brėžinį ir, sakykim, susikuriam savo naują šitam visam projektam brėžinį. Tai kai aš susikursiu, kad geroji dalis, tas pats ir gamyba, kai aš pakeisiu tam tikrą parametrą ir aš norėsiu, sakykim, grįžti į brėžinius, tai man automatiškai atsinaujinti brėžinys. Tai čia yra ta geroji dalis, kad kai mes susikuriam kažkokius tuos parametrinius modelius, pakeisdami tą parametrą, tai atspindės ir mūsų gamybos, naujas visas detalės, brėžiniai ir visas kitos simulacijos. Tai nereikės iš naujo permodinti. Tai čia SketchUp'e kaip ir gaunasi, kad iš 3D modelio gaunam brėžinį, bet jeigu reikėtų pavaizduoti tiksliai varžtukus ir visą kitą, kas su kuo, ir čia prasidėtų niuansai, tai vėl kaip ir kalbėjom pirmai. Teoriškai galima, bet nuo tam tikro taško, kai įranga nėra išvystyta į tą pusę tiek, pradės labiau erzinti negu džiuginti. Taip. Tai biškai paliečiant tą gamybinę pusę, tai Fusion'ą labai faina galima ir visą kambario, sakykim, visas tas spinteles, nueiti į gamybinę pusę. Ir mes naujoje aplinkoje, tam pačia Fusion'e, tiesiog mes galim išdėlioti visos spintelės į lakšninius formatus, jis iš karto atskiria storius. Tai vadinamas, mes turime, jeigu tą layoutą skirtingi story, tai skirtingas šitas bus storis plonesnės, šitams duris kitokio polividalo. Tai mes turim visą savo virtuvės layoutą sudėlioti šitus,
kuriuos mes vėliau galime tiesiog labelinti, send reportas ir mums siūs gamybai. Tai va čia yra ta magiška dalis, kas yra labai faina. Bei prie to pačio mes, va, kaip mes čia fabrication turim, tą patį mes turime frezavimą, tekinimą, 3D spausdinimą, tai mes tą patį failą galim paruošti gamybą iš skirtingų pusių. Tai va, nueinant į gamybos vieną kažkokią detalę, aš irgi iš anksto pasiruošęs, tai mes turim whole recognitioną, tai visas skėlės atpažįsta mūsų gaminį, parenka tam tikrą įrankį ir mes turim visas, sakykime, jau paruoštą frezavimo G-kodą, kurį išsiunčiam į savo staklyną, kuris priima tą failą ir jau bus mūsų gaminys ir padarytas, suruoštas ir galima perleisti tą darbą kitiems. Tai va čia yra ta dalis, kur... Čia gal dar norėčiau tave irgi prie to pačią papildyti ir kad va, tie, kas žiūrėsite, negalvokite, kad jeigu, pavyzdžiui, Laurinas, kur parodė, kur galima į CNC staklės viską greitai siūsti, net ir jeigu tokių neturit, o dar tik planuojate įsigyti ir dirbate tradiciniais metodais, tai turėkite omeny, kad tie brėžiniai vis tiek, jie gali nugulti jums ant lapo, tik tos, kur brėžinius, kur nusibražydavot tiesiog ant lapo tiksliai kas kur bus, tai vat galite gauti iš karto visą išklotinę visų spintelių, kur kas bus, kokie atstumai, kaip turi būti, kiek vienetų turi būti, tai net ir vat, pakeičiant pieštuką, tai šitas įrankis... Čia labai gerai, nes mes turim ir bill of material, kur įsitraukim kiekvieną, kiek eina tų panelių, kiek eina varžtų, matom gabaritus, matom, sakykime, kiekius ir tą visą informaciją išsitraukdami, jau pateikti gamybą, jie apsidžiaugti visą ir buhalterijai, kuris skaičiuoja, kiek sandėlį, kokio dalyko mums reikės. Tai va čia ir laik. Medžiagų planavimas, kiek iš ko išpjauti, kiek palikti, kiek gabaliukų liks, viskas iš karto aiškėja. Taip. Ko nepasakysi apie kitus metodus. Ypatingai va čia gal yra, va tą, ką šiandien su Laurinu ir mėginam parodyti, kad tai nėra, kad reikia pasirinkti viską arba nieko. Va, tarkim, va šiuo atveju mes rodom SketchUpą, rodom Fusioną ir tai nereiškia, kad jeigu startuotumėte su šitais sprendimais, kad jūs turite mesti savo visus metodus, dabar va, nuo rytojus perka staklės, perka įrangą ir ten už 3 dienų jau dirbam kitaip. Tai viskas gali būti po žingsniui. Mes galite susimodeliuoti tik tais vieną lentyną pradžiai, vieną spintelę ir šalia dirbti su įprastu metodu ir tiesiog į darbo eigą įvedinėti. Nes dažnu atveju, irgi, kai šnekam su vartotojais, gaunasi, kad arba balta, arba juoda, arba pilnai naudoja, arba nori visko iš karto, viskas, kad darytųsi. Ne, čia yra ir tas ir žinių bagažas, žinot, kur ką paspaus, be abejo, yra ir Fusionas nėra ideali programa. Reikia workaroundų, kad per aplinkui, kai pluginsų reikia, kad gautų, sakykime, kažkokius funkcionalumus, kurių mums reikia. Tai va, nėra, kad taip, oi, pamačiau, kad čia viskas magiškai, viskas veikia, užtruks ir laiko išmokti, užtruks laiko ir pakoreguoti kažką. Nu visur reikia to ir žinių bagažo ir ne tik, kad viskas labai faina. Be abejo, net ir to vienintelio softo neužtenka. Bet čia, man atrodo, Fusionas tas learning curve skaitosi pakankamai draugiškas. Jis labai draugiškas naujam vartotojam, tai tas visas ir dizaino, kur kokios funkcijos yra, jis nėra apkrautas, to informacija bereikalinga, kad, viskas, be abejo, YouTube video tutorialų irgi yra, rekomenduoju dažniausiai ir pasirinkti kokius mokymus, tai nes efektyviau prieiti prie norimo rezultatą, ne tai, kad žiūrėti 10 video tą patį per tą patį, geriau pereini kursą kokį nors ir tu jau žinai taisyklingą workflow, nes dauguma tų YouTube'inių video tu nepamatai iš visų pusių, tu turi žinoti daugiau. Dar yra su, kaip pats ir pats mokymus, bet ir aš vedu mokymus įvairius, tai atmokinti žmogų darantį blogą workflow užtrunka, aš nežinau, kiek kartų daugiau negu tiesiog išmokinti. Tai kai sako, esu ne kartą girdėjęs, sako, tik YouTube yra pilna nemokamų. Taip. Jo, tarsi jie nemokami tik tokia atveju, jeigu jūsų laikas yra visiškai bevertis. Laiko klausimas tikrai įtakoja, bet pradžiai geriau negu nieko irgi. Pasižiūrėti bent, ne? Intro. Taip. Tai dabar trumpai pabiški susumuokim. Tai bet kokiu atveju initial state, pradiniai stadijai. Tai aš rekomenduočiau SketchUpą. Ypatingai, tai daug kas beje su kuo pakalbu su SketchUpo vartotojais, kad
nemėgino arba net nežino, kad egzistuoja toks dalykas, kad SketchUpas gali užfiksuoti patalpą skanavimo būdu. Toks pražiūrėtas momentas ir irgi buvau pakviestas į kolegiją pravesti paskaitą interjero dizaineriam ir gavosi, kad reikėjo padaryti, jie pasako, kaip jiems reikėjo padaryti ten kursinį, kur reikia patalpą visas su ruletė prabėgioti, su lazeriukais ir jie susidarė tokį niuansą, pavyzdžiui, lubos 3 viršaus metro, ten kažkokios kolonos ir panašiai. Dar nuolydžiai visokie. Ir gaunasi, kad užfiksuoti situaciją ir su jie dirbti ir gaunasi, ir jie bent jau kaip pasakoja, kad lakstė su ruletė, kažkur buvo klaida padaryta ir jie pradėjo braižytis ir žiūri, kad kolona pasislinkus. Tai tada kur buvo padaryta klaida? O su skanavimu tai... Tai jau matai rezultatą, tikrai reikia apdirbti. Taip, ir tu realiai, jeigu tu darysi klaidą, tu matysi, kad tavo skanas ir tavo modelis užstovi šalia. Tai okei, stumėm ten, kuris turi būti. Tai šitoje vietoje SketchUpas tikrai gali, bet SketchUpas turi ir savo darbo eigą, savo architektūrą. Tai ta architektūra yra, kad jis nėra parametrinis. Tai reiškia, jeigu mes nusibraižom, tai ką nusibraižiam, tą ir turim. Jeigu įvedėm, kad tai yra 300 cm, tai 300 cm ir jeigu mums reikės keisti, mes keisim jau ne parametrus, o reikės koreguotis modelį. Kas susijęs su korekcijom modelio, jos tampa labai greit komplikuotos. Bet šiaip iš SketchUpo pusės, ta prasme, jeigu tokį greitą konceptinį modelį su viso dizaino vizualizacijams ir dabar nusiūs klientui, kad žiūrėkit, ar tikrai taip darom, sakys, valio, toliau darom, taip, tai čia yra kosmos, nes aš per Fusioną reikėtų laiko indėlį. Čia laiko indėlis. Dar papildomas pastebėjimas, kur irgi nėra panaudojama, bet būtų super, jeigu jūs darote su SketchUpo, nusiskanavote, darote pradinius pasiūlymus, kaip atrodys jų, tarkim, šiuo atveju, virtuvinis, tai turėkite omenyje, kad ta informacija yra dar kartą panaudojama. Tai reiškia, jeigu jūs pasitvirtinsite, kad tiko, jūsų modelis atitinka visus dydžius ir kai reikės kabinti spintelės ir atvažiuos montuotojai ir jiems reikės parodyti tiksliai, kas kur bus, tai jūs galite SketchUp'e parodyti, kad čia tiksliai bus rozetė, čia bus šaltas vanduo, čia bus šiltas, čia kabinsim. Tai tokius dalykus, minkštus dalykus, kad ne per brėžinį parodyti, o kad žmogus, kuris atvažiuos montuoti, kad mato, kad okei, čia gręžiam, čia negręžiam, čia bus vanduo. Taip. O kalbam apie Fusioną, parametriškumas laimi šioje vietoje gamyboje, čia vienintelis dalykas, kas, negaliu net pasakyti, rekomenduoju tą parametriškumą ir turėtos modelius, kurie vaikšto, nes tų pakeitimų ne tik užsakovas pakeičia, ir gamyboje yra niuansų, keičiam tą, ne visada, bet tas pakeitimo būdas, tau nereikia iš naujo nieko perdarinti arba dalipdyti. Tu tiesiog, jeigu viskas tvarkingai padaryta, tai tu turi ne tik patį modelį, turi ir brėžinį, turi ir gamybai paruošti visus failus, frezavimo ir tuos pačius, informacijos kiekis didelis, ir kuri gali koreguoti ir išsaugoti kaip, nežinau. Ir čia, kai būna klausimas, kurią programinį įrangą pasirinkti, kuri geresnė, nėra geresnės. Arba yra jinai tinkama pagal jūsų darbo eigą, arba nėra tinkama. Tai nėra nei bloga, nei gera. Pagal situaciją panaudoti svarbiausiai. Ir, kaip ir su Laurinu pirmai kalbėjom, kad nereikėtų viską piešti juodą baltą, kad arba pilnai naudoju, arba niekaip nenaudoju, turėkite omeny, jūsų darbo eiga su pieštuku pilnai implementuojasi, jeigu jūsų darbo eiga šiuo metu yra su AutoCAD'u, pilnai implementuojasi tiek su Fusionu, tiek su SketchUp'u. Iš 2D reikia jau perėti 3D, jau laikas perėti, Tai tu darbo eigų yra ir vėlgi, tai nereiškia, kad, čia irgi gerą dar pointą palėtai, kad AutoCAD'as nebereikalingas, jis irgi turi savo dalį, turi savo žavumą, čia visur jo šleifas eina, bet kad jis irgi toj tikroje vietoje jisai tiek sublizga, kad kitiem yra sunku sublizgėti. Tai vėlgi, tai nėra, kad blogai arba gerai, tai arba tinka jum arba ne ir tenkina jūsų poreikius arba ne. Tai aš rekomenduoju išbandyti, nes ir tiek viena, tiek kita programa turim laiko išsibandyti, išsieksperimentuoti, ar tikrai pritaikoma jūsų darbo vietai, nes čia mes aišku parodėm kaip kokį nors savo kambario baldų struktūrą, tų pasirinkimo, tai yra begalės pritaikyti, sakykime, savo kažkokiams gamybos sferoj. Čia reikėtų irgi plačiai pažiūrėti, irgi, pavyzdžiui, kaip ir Laurinas paminėjo, mes parodėm čia biškį virtuvinio kampelį, bet realiai laivų interjerus daro naudojant šitas programinės įrangas ir ne tik interjerus, daiktus, duris, langus. Čia irgi. It's all about imagination. Visiškai.
Tai iš mūsų pusės šiandien tiek, truputį pasidalinom patirtim. Palėtėm tokius esminius perėjimus nuo, sakykime, nuo to rankinio darbo, biškiau automatizuoti tą procesą ir palengvinti ir tiek erorus, ir tiek laiko klausimas santaupas. Taip, modernizuoti savo darbo eigą šiek tiek. Bet funkcionalumo, tai jo yra žymiai daugiau, tai tikiuosi, kad mes dar šitą SketchUp'ą ir Fusiono bendradarbiavimą paliesim ir kartais ir giliau, ir kažkokiais kitais atvejais. Tai rekomenduoju net ir po komentarų parašyti, kokio funkcionalumo jums reikia, kur pritaikot ir kokią norit pamatyti šitą bendravimo kartu. Taip, nes įrankiai, kaip ir irgi paminėta, įrankiai labai skirtingai pritaikoma. Tai jeigu turite kažkokių minčių, pastebėjimų arba kažką norėtume sužinoti to, ko mes nespėjom parodyti, arba koks galėtų būti sekantis softų parodimas, darbo jėgų parodimas, bring it on. Tikrai sugebėsim parodyti. Tai ką, ačiū tau. Ačiū tau. Visai naudinga ir informatyvu. Ir iki kito karto visiems. Čiau. Ačiū.